susirinkę. Jeigu jūs esate čia, vadinasi čia jūsų šaknis, čia jūs esate, čia ir būsite. Labai džiaugiuosi, kad mes šiandieną istorinėje vietoje galime atidaryti paminklą, ko gero vienam žymiausių Lietuvos valdovo, tai Vytautui Didžiajam. Prieš tai noriu pakviesti Šilalės kaimiškos seniūnijos seniūną Stasį Lydžių ir Tūbinių seniūnaitį Vladą Montrimą pakelti Lietuvos istorinę vėliavą. ...1930 metais buvo čia paminklas Vytautui Didžiajam. Dabar paminklo atstatymo iniciatoriaus Benjamino Bendiko dėka mes šiandieną vėl jį turime. Todėl kviečiu Šilalės rajono savivaldybės merą Joną Gudauską, paminklo atstatymo iniciatoriaus Benjaminą Bendiką ir tūbiniškę Zitą Katauskienę atidaryti paminklą Vytautui Didžiajam. Manau, kad šiandien tikrai atsimintina, ko gero istorina Tūbinėms, Tūbinių apylinkių žmonėms. Istorijos vingiuose nepražuvo Vytauto Didžiojo atminimas. Ne vienai tūbiniškių kartai didžiavyrį Vytautą Didįjį nuveiks labui. Ne vien tik šią dieną ir į ateitį. Šitams jūsų vaikams ir anūkams vieta giedoti Lietuvos himną
minėti vasario 16-ąją, kovo 11-ąją, įsimintinas dienas, pasisemti stiprybės. Džiaukimės, dėkokim užmojo iniciatorė, kad kelti tūbines, garsinti, kad ne tik kasdieniniai darbeliai ir rūpesčiai, bet ir labai kilnūs, svarbus dalykai, pranokstantis mūsų asmeninius gyvenimus, liudija tūbinių centre apie. Taigi, dėkui visiems, kurie darbavotės, aukojotės ir kad galėsite prie to švento ir naus darbo įamžinimo ne tik dabartinių mentiems, bet ir tiems, kurie ateitaikščios tūbinių krašto kais ir tak. Te padeda mums Viešpats. Viešpat, klausyk mūsų maldą. Viešpat su jumis. Melskimės, Dieve, tavo žodžiu ir valia visa yra pašventinama ir atnaujinama. Tad palaimink ir pašventink šį palą su ir tėvydžia vyriui Vytautui. Čia nulenks gal, tegul būpti Vytau didžiojo ir darbų. Tu, Dieve, esi, kas yra, tai irgi pagrindas neįsenk, šalti gyveni ir viešai per amen. Šveši pamink vardan tėvo ir dvasios amen. Turbūt žinote šitos saulutės istoriją. Čia yra dabar kopija. Mes ją šiandien atdosime Šilalės krašto muziejui, bet aš negaliu nepasakyti šitos saulutės atsiradimo istorijos. Ją papasakojo Tūbinių kaimo seniūnaitis Tūbinių parapijos Dievo apvaizdos Juzefa Benetaitė dabartinėje sodyboje Tūbinių kaime įsikūrė 1981 metais. Labą dieną, mėly. Tu visų pirma noriu dėkoti už gražias mišias ir už nuostabų pamokantį ir mokantį pamokslą. Tai gal galinčiau vienas kitam gerais darbais, gerais pavyzdžiais, būkim veidrodžiai. Žiūrėdami vienas į kitą, jis galėtumėm šypsotis. Ir šiandieną Tūbinėse istorinė diena, kad mes Vytauto didžiojo paminklo. Jis yra modernesnis, šiuolaikiškesnis negu buvo pokaryje. Bet ir man per mišias kilo tokia mintis, kaip sako taip pat ir pagalvokit, ką jūs atsinešite, kad nekiltų ranka, žmogaus ranka, versti kryžių, laužyti paminklus. Ir kad čia ateitų tūbiniškiai, ne tik tūbiniškiai, bet ir šilališkiai čia ir išvykę iš Tūbinių krašto, čia ateitų ne tik Liepos 6, ne tik kovo 11, ne tik vasario 16, mes šventės mokam švęsti. Bet praeidamas, galbūt į kapines, eidamas pas kaimyną, taip pat čia užsuktų ir nebijotų čia ateiti. Tikrai noriu padėkoti žmonėms, kurie tą iniciatyvą iškėlė. Nes ir pristatė savivaldybės taryboje dar tik prieš Kalėdas. Ir galvojam, kaip įgyvendinti, kaip įkurti, kaip atkurti tą paminklą. Ir dėkoju tiems žmonėms, kur atsiminė, nes yra dar tūbiniškių, kur atsimena senąjį paminklą. Ir šeimai, kuri taip pat išsaugoja žmonėms, kur galbūt bijodami, ar nežinau, galbūt padrasindami vieni kitus, jie tą kryžių išsaugoja.
ką šiandieną turbūt ir simboliška. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai, rastas kryžius ir atidengiamas paminklas. Tai dar kartą su gražia švente, su istorinė diena ir naudodamasi progą, taip pat norėčiau įteikti kelias padėkas. Padėka Antanui Plaipai už Vytauto didžiojo paminklo atkūrimo Tūbinių kaime, Šilalės kaimiškoje seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje projekto rengimą. Gerbiamas architektė. Nuoširdus ačiū. Taip pat noriu įteikti padėką Tūbinių seniūnaitijos seniūnaičiui Vladui Montrimui už nuoširdžią pagalbą, už darbą, už triūsą statant šį paminklą. Gerbiamas Vladai. Taip pat padėka, šiandieną jau mes kalbėjom apie šią šeimą, apie tos žmonės, tai Katauskų šeimai. Už Tūbinių kaimo istorinės vertybės, Vytauto didžiojo paminklo dalies išsaugojimą, istorinės atminties puoselėjimą ir įprasminimą, atsidavimą ir meilę gimtajam kraštui. Supratau, kad visa šeimyna delegavo mamą. Taip pat noriu perskaityti ir perduoti linkėjimus iš kultūros ministerijos. Tai kultūros ministras Šarūnas Birutis, padėkos raštas Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos vyriausiai specialistai Jurgitai Viršilieniai už svarų indėlį atstatant paminklą Vytautui didžiajam Tūbinių kaime, įamžinant bažnyčios mecenatų Ignoto ir Teklės Jacevičių atminimą, puoselėjant Tūbinių krašto istoriją. Taip pat kultūros ministras padėkos raštas inžinieriui Benjaminui Bendikui už aktyvę visuomeninę veiklą ir iniciatyvumą, įprasminant istorinę atmintį ir atstatant paminklą Vytautui didžiajam Šilalės rajono Tūbinių kaime. Ačiū. Ačiū visiems, gražios šventės, tegu mūsų visi darbai būna tėvynės labui. Dabar kviečiu paminklo projekto autorių, architektą Antaną Plaipą. Mėly tūbiniškiai, gerbiami svečiai, malonu ir džiugu dalyvauti šitoje jūsų bendruomenės šventėje. Prisipažinsiu, esu žemaitis, nors Tūbinėse lankiausi pirmą kartą praėjusiu metu lapkričio mėnesio vidury. Iš tikrųjų, pradžia buvo tokia, kad mes esam su Benjaminu šiauliečiai ir pažįstami. Ir tiesiog vienu momentu jisai minėjo, kad renka medžiagą apie Tūbinės, apie Šilalės kraštą, kraštiečius ir panašiai. Iš tikrųjų, tada jis užsiminė apie tą idėją paminklo atstatymo. Ir būdamas pirmą kartą Tūbinėse, aš tikrai pasiskaičiau literatūros, pasidomėjau istoriją ir atvykęs čia,
apsilankę šitoje vietoje, man nekilo abejonių, kad paminklas turi stovėti būtent šitoje vietoje, kad tai būtų ne tik tai paminklas Vytautui, bet turėtų ir gilesnę prasme, istorinę atminties. Šiuo atveju mes ir matome, kad ta idėja realizavosi ir iš tikrųjų yra tai ne tik tai atmintis Vytautui didžiajam, bet yra atspindi irgi mūsų Lietuvos valstybės atkūrimo nepriklausomybės tarpsnius. Tai ir vasario 16 ir kovo 11. Iš tikrųjų simboliška, kadangi šiandieną kryžiaus išaukštinimo atlaidai pasakyta tiek gražių prasmingų žodžių ir simboliška ir tai, kad tikrai buvo išsaugota saulutė kryžius, kurią mes ir mūsų užduotyje, kaip vienas iš svarbiausių momentų, buvo panaudoti šitą kryžių. Taip pat atkartoti Žemaitijos šių memorialinių paminklų tas tradicijas. Kaip žinome iš fotografijų išlikusių, paminklas buvo betoninis, kaip tik jį puošė kryžių saulutė, plane buvo trikampės formos. Taigi aš kartu dirbdami ir su skulptorium jau turėjome išeities taškus, kaip tas paminklas turėtų būti. Taip svarbus momentas buvo, kad paminklas norėjusi būtų iš ilgamžių medžiagų, kad vėlgi tarnautų ilgus metus ir tikrai, kaip ir meras minėjo, kad niekam nekiltų ranka jos griauti, o iš tikrųjų kurkime, gražinkime savo šalį Lietuvą. Tikrai man teko ir su Benjaminu bendraujant įsitikinti, kaip yra nelengva sukurti paminklą. Pradžia buvo tokia, kad tikrai mūsų biudžete lėšų nebuvo. Po naujų metų atidarėme sąskaitas, prisidėjo Bendikų šeimos nariai, pažįstami, taip atsirado finansavimas iš Žemės ūkio ministerijos. Ir siekis turbūt bendras buvo, kad šitas paminklas su savo aplinka taptų bendruomenės susibūrimo vieta. Tai buvo ir minėta, ne tik tai istorinės šventės būtų minimos, bet ir yra ir kitos šventės, nauji metai, Velykos, Kalėdos ir panašiai. Tad linkiu, kad šita pradėta tradicija, jinai neužgestų ir tikrai tikiuosi, kad kitais metais per atlaidus vėlgi taip pat gausiai susirinksime. Tad linkiu visiems gražios šventės ir pasibuvimo kartu. Šiandieną daug kartų skambėjo Katauskų šeima. Kviečiu atstovus arba atstovę ir dabar simboliškai perduosime būtent atrastą šitą saulutę Šilalės krašto muziejui. Tubiniškių vardu už paminklo atstatymą nuoširdžiai dėkoju mūsų kraštiečiui, labai ryžtingam žmogui, Benjaminui Bendikui, savivaldybės merui Jonui Gudauskui, visiems savivaldybės vadovams. Saulutės atsiradimo mūsų šeimoje istoriją jūs girdėjot, bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad yra atstatytas paminklas, kurio nesugebėjo atstatyti mūsų tėvai. Ir mūsų kaimui
tenka didžiulė garbė, bet kartu ir atsakomybė saugoti, puoselėti, prižiūrėti šį gražuolį, kad galėtume ką palikti ateinančioms kartoms. Dar kartą dėkoju visiems ir geros šventės. Žodį tarti kviečiu Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos viceministrą Albiną Ežerskį. Mėly tubiniščiai, gerbiami rajono vadovai, bažnyčios vadovai, tikrai šiandien Tūbinių gyvenvietėje neeilinė diena, istorinė, su tam tikrais vietos pasikeitimais, su šiuolaikinių technologijų galimybėmis, atstatytas mūsų valstybės, mūsų rajono, svarbiausia Tūbinių gyvenvietės pasididžiavimas, paminklas, kuris riša ir primena istoriją, įpareigoja esančią kartą, ateinančias kartas prisiminti valstybės istoriją savo kasdieniniais darbais, remti valstybę, stiprinti. Ir aš manau, kad šiandien ta pirmoji graži šventė su tais gražiais atlaidais, kurie turi irgi labai gilias tradicijas, kasmetinės tradicijas, ir kad tai bus dedamoji dalis ateinančių atlaidų, ateinančių susirinkimų ir įvairių valstybės švenčių, galbūt ir asmeninių švenčių, susirinkimų vieta, pasididžiavimo vieta. Ir šiandien tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti visiems, kurie ėmėsi iniciatyvos, kad šitas paminklas būtų atstatytas, bendruomenės vadovams, Benjaminui, rajono vadovams ir visai bendruomeniai. Ir aš linkiu šiandien, kad šitą gražią dieną mes įsimintume, įeitų į rajono istoriją, į valstybės istoriją, o svarbiausia, į gražios gyvenvietės, kuklios gyvenvietės, Tūbinių gyvenvietės istoriją. Tad visus su gražia švente, gražaus pasibuvimo, gražių įspūdžių, gražių prisiminimų iš praeities, aišku, ir skaudžių prisiminimų, tačiau mes ir esame tuo tvirti, kad galime visą tą, ką turime, prisiminti, puoselėti ir perduoti ateinančioms kartoms. Dar kartą visus su šia gražia švente. Kviečiu Tūbinių bendruomenės pirmininką Aurimą Lukoševičių. Labadiena, gerbėmieji. Mums labai didelė garbė, kad būtent Tūbinėse, mūsų gimtajame kaime, stovėjo, o dabar yra atstatytas Vytauto didžiojo paminklas. Vytautas didysis iškili asmenybė, kurio įtaka ilgą laiką buvo juntama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenime. Jis svarbi ir šiais laikais. Džiaugiuosi, kad yra kaime žmonių neabejingų savo krašto istorijai, kad buvo stengiamasi atstatyti buvusios santvarkos žmonėms padarytą skriaudą. Ačiū bendruomenės nariams už paramą ir iniciatyvą. Sakom, apdovanojimus už gerą darbą, pats jo atlikimas. Bet ne visus darbus mes galime atlikti savo jėgomis. Trūksta įgūdžių, patirties, medžiagų, lėšų, pagaliau mes ne menininkai. O didžiausia nedaryti imtis darbo, kuriuo nemoki. Todėl už darbą, supratimą bendruomenės vardu dėkoju architektui Antanui Palaipai už idėją, uždarą akcinę bendrovę Juodajam Kaspinui ir uždarą akcinę bendrovę Restapui šitos idėjos įgyvenimą. Žinoma, ne viskas išpildė, kaip buvo sumanyta, bet realybė tokia ir mes tai suprantame, ne viena bendruomenė ir ne vienas ir nesam Šilalės rajone. Tariame nuoširdų ačiū visiems prisidėjusiems, padėkos norėčiau teikti už visokeriopą pagalbą atstatant Vytauto didžiojo paminklą Tūbinių kaime. Teigiame požiūrį Tūbinių kaimo bendruomenės iniciatyvas, Tūbinių krašto istorijų ir kultūrinių vertybių puoselėjimą Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės kaimiškai seniūnijai.
Taipogi padėka už iniciatyvą atstatant Vytauto didžiojo paminklą Tūbinių kaime istorinių vertybių saugojimą ir puoselėjimą Benjaminui Bendikui. Dabar norėčiau, kad jūs ir nepabėgtumėt, nes kviečiu tarti jums žodį, nes jūs šito paminklo iniciatorius. Prašau jūsų. Benjaminas Bendikas. Gerbiamas viceministrė, gerbiamas merė, kiti Šilalės vadovai, gerbiama Tūbinių bendruomenė, kaimiškoji seniūnija, bažnyčios atstovai, kraštiečiai, šio paminklo, visi prisidėję prie šio paminklo techninio projekto paruošimo ir visi aukotojai, kurie parėmė, kad šitas paminklas Tūbiniuose būtų pastatytas. Šitas paminklas suprojektuotas ir pastatytas per 7 mėnesius ir tai kažkaip yra simboliška. Aš norėčiau tai palyginti su užmegzta idėja, kaip sakant, su medžiu su oboliu, kuris užmezga idėją, jis prinoksta, panašiai ir išeina, kad per 7 mėnesius šitas obolys prinokęs ir paminklas pastatytas. Labai džiaugiuosi jums, labai dėkoju Katauskių šeimai, neabejingai istorijai. Daug žmonių, negalėsiu aš visų čia paminėti. Projektavimas ir statyba man nebuvo nauja procedūra, bet aš pasakysiu, kai kas man ir sakė. Benjaminai, žinok, sako, namą lengviau pastatyti negu paminklą. Aš taip pamaščiau, pagalvojau, kai kurie mintis ir susidūriau su įvairiom problemom, bet tai dabar šiandien praėjo, šiandien šventė. Dėkoju visiems, kurie buvote kantrus. Dėkoju tiems, kurie galbūt nesitikėjo, kad šitas paminklas iškils čia. Gyvenimas, esu nebejaunas žmogus, man jisai galėtų būti truputį ir senesnis tas paminklas, bet kadangi Tūbiniuose yra daug jaunų žmonių ir kai pasižiūrėjau to istorijai, Tūbiniuose gyventojų nesumažėjo, o padaugėjo. Pernai mes turėjom tokią gražią Tūbinių, reiškia, bažnyčios 190-asias metinės. Pavyko čia su archyvo darbuotojais surasti fundatorius, kurios gražiai klebonas perlaidojom, buvo graži šventė. Kaltininkas toks yra, kuris čia tą pradžią pradėjo pirmajame etape. Tai Aidas Baškys, kuris, kaip sakant, atsiuntė tos medžiagos, kurie čia tie fundatoriai buvo palaidoti ir tai paskatinė mane imtis šio darbo. Jis yra čia šiandien dalyvauja, mes apie tai pasikalbėsime ir aš jūs dar su juo supažindinsiu. Labai ačiū visiems už prisidėjusiems kantrybę, pinigais paramą už šito projekto įgyvendinimą. Džiaugiuosi kartu su jumis ir pašvęskime šiandien kaip reikalas. Ačiū labai. Kviečiu Šilutės rajono kraštotyros draugijos pirmininkę Reginą Meškauskienę. Labą dieną visiems, tikriausiai nustebusiems, kuo čia dėta. Norėčiau pasakyti, kad senai paminklą statė Jeronimas Jasudas, o aš esu amžinatilsi
Aloyzo Jasado žmona pirmoji. Ir ištekėjusi atvykau iš Mažosios Lietuvos į Kiaukus gyventi pas Jasudų. Todėl Jeronimą Jasadą man teko pažinti šiek tiek ir pabendrauti. Jau tuomet aš žavėjausi juo. Tai buvo gan nepraktiškas žmogus šeimoje ir ūkinėje veikloje, tačiau buvo be galo įvairialypė ir įdomi asmenybė. Kai aš jo paklausdavau, kaip jums, Jeronimai, pavyko išgyventi prieš karą, pokarį, tuos sunkius laikus, jis man atsakydavo, todėl kad aš mokėjau 3 kalbas. Kai užėjo vokiečiai, aš jiems vertėjavau, kai atėjo rusai, aš jiems vertėjavau, o ir matydavau pati, kaip jis vartydavo lenkišką maldaknygę. Ir taip toliau, ir šiandien čia stovėdama, aš dar kartą tvirtai įsitikinau, kad šitas žmogus buvo menininkas. Jo darbų yra tikrai nemažai likę. Ir būtent tas paminklas, kurį šiandien atstatome, yra paminklas kaip ir jam. Labiausiai norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjote prie šio paminklo atstatymo ir žinoma ponui Benjaminui už kantrybę, už iniciatyvumą ir už viską, ką mes šiandien matome. Todėl labai norėčiau jam įteikti Pamario krašto vėtrungę ir mūsų draugijos knygas atminčiai. Pasidalinti mintimis kviečiu heraldikos komisijos pirmininką Aidą Baškį. Labai malonu čia atvykti prie šitos iškilmingos progos. Tikrai džiugu žvelgti į šį paminklą atstatytą. Tai tikrai yra kultūrinė vertybė mūsų. Ir labai džiaugiuosi būdamas kartu su jumis. Ačiū už pakvietimą. Pas mus yra atvykę Vytautų klubo atstovai, todėl kviečiame juos tarti žodį. Labadienėlė, kol ateina kiti Vytautai, aš pradėsiu. Aš ne pirmininkas, bet drąsiausias. Mėly šito krašto žmonės, Tūbinių parapijos žmonės, 4 Vytukai, Vytautai, Žilaapgalviai atvykę esame, ar nustebę, ar apakę, ar sutrikę, esam laimingi. Gerbiamas merė, jūsų krašte tokie puikūs žmonės gyvena. Šitokie paminklą atgaivinote, pastatėte. Kada tik buvo didžiausias Unoras 1930 metais, o dabar 2015 metai, vėl atgimsta Lietuva iš naujo. Tada 100 paminklų Lietuvoje kilo gal 10. Nugriautas paminklas ir mano krašte Židikų kaime, miestelėje Mažeikių rajone, tas pats buvo, atstatė ten irgi amžinatilsį mokytojas, kukliai ten keliesi, bet kad čia visa bendruomenė tokia šventa, tokia puikiai. Gerbiamas kunigė, arba vyriausias šito krašto, aš noriu jūs vadinti vyriausiųjų, kadangi aš jau mačiau jūs tada prie Šatriaus kalno gražią kalbą rėžiant. Jūs tiek įkvėpėte, tiek jūs auginate gražių žmonės, čia tiek puoselėjate gėrį ir laimę ir meilę.
tiesiog man yra čia kalbėti ir kalbėti norėtųsi, bet už mano nugaros yra dar 3 Vytautai, o aš kaip senas deputatas, tarp kitko, rajono merė, parvažiavęs Grubliauską Barsių. Pas mus kačiukai, peliukai, ant stogų, ten ant grindinių šokiniai, na, gaisrininkas užsilipęs ant aukštai senamiestį, kaminą valo, bet kad paminklo Lietuvai, Gedimino, Mindaugo, Vytauto, kitų kunigai, nieko neturime. Tikrai Barsių aš parvažiavęs. O dabar mūsų šalia manęs yra dar 3 Vytautai, garbingi Vytautai, ką aš neveltui paminėjau 1930 metus. 2 iš jų yra kaip tik gimė 1930 metais, jų tarp yra pirmininkas Sirevičius, o Sirevičius yra komandoras, o komandoras atkūrė Lietuvos laivyną kartu su kitu komandoru Baltuška. Vytautas Sirevičius, žodis. Labą dieną visiems, labai malonu, labai ačiū už tokį renginį. Tikrai istorinė šventė šiandieną yra jūsų tarpe ir mūsų širdise. Ir labai malonu, kad Lietuvoje atsiranda žmonių, gerų žmonių, patriotų, kurie garbina Lietuvą, garbina Vytautą didįjį mūsų. Ir labai malonu toks dalykas, aš neseniai prisiminiau. Pas Lūčkė buvo suvažiavimas Švento Romos imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgo, surinkęs suvažiavimą Lietuvos Europos valdovų suvažiavimas. Ir tenai šitame suvažiavime posėdėje imperatorius pakvietė, pasiūlė Vytautui didžiajam karūną, karaliaus karūną. Ir po jo įsakymu buvo nukaldintas karūnas Vytautui didžiajam ir jo žmonai Julijonai. Taip malonu prisiminti ir mes Vytautai Klaipėdoj statom irgi kažką tai naujo, sukuriam ąžuolų giraitę gražioj vietoj, gerbent Vytautą didžiojo atmintį. Liepos 15 dieną švenčiame sutikdami. Ir dabar neseniai mes atradom paminklą. Vytautas Navakauskas, mūsų klaipėdietis Vytautas iš Vytautų klubo, surado paminklą skulptūrų parke, pastatytą 1660 metais. Ir kaip malonu, tą paminklą atstatė, o čia dalyvauja Vytautas Viršilas, labai aktyvus žmogus, daug darbo padarė, atrestauravo tą paminklą. Ir bus kaip pagarba ir lankymas ir prisiminimas Vytauto vardą. Sėkmės jums visiems, ačiū už jūsų aktyvų dalyvavimą, už gražią šventę, už labai gerą skulptūrą, labai įdomią. Ir tai gražina Lietuvą ir visiems sveikatos, visiems laimės. Ačiū. Vytautai keturi, vėsiausi nelikaini. Dėkojam Vytautų klubui ir kviečiu žodį tarti Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. Labą dieną, mėly tubiniečiai, šilaliečiai ir visi žemaičiai ir svečiai, kurie čia susirinkę. Labai dėkoju savivaldybės merui gerbiamam Gudauskui už pakvietimą dalyvauti šventėje. Kai aš išgirdau iš Benjamino Bendiko
apie šitą paminklo statybą, pagalvojau, kad tubiniečių bendruomenė dar išlikusi ta dvasia anų laikų, ypač 30-ųjų metų. Kada Lietuvai pagražinti draugijos vadovai 28 susirinkę sprendė, kaip švęsim Vytauto 500 metų jubiliejų, buvo nuspręsta statyti paminklus ir Lietuvoje pastatyta 30 paminklų, tame tarp ir Tubiniuose. Įsivaizduojate, iš visos Lietuvos jūs tame 30 bendruomenių, gyvenviečių, miestelių, kur ypatingai didis tas mūsų tėvynės patriotizmas, tėvynės meilės jausmas. Ir žinoma, per 2 metus buvo renkamos aukos, prie Lietuvai pagražinti draugijos įsikūrė Vytautų didžiojo komitetas, kaip jūs žinote istoriją. Ir į tą komitetą 4 draugijos valdybos nariai įėjo. Ir žodžiu, po to keliavo per visą Lietuvą, kiekvieną bažnyčią, bažnytkaimį, miestelį aplankė pėsčiųjų kolonos. Vaižgantas, kanauninkas Vaižgantas Juozas Tumas, Stasys Šilingas, valstybės tarybos pirmininkas, generolas Vladas Nagevičius ir kiti su kariuomenė žygiavo per visą Lietuvą su Vytauto didžiojo paveikslu. Ir tas veiksmas, tas darbas atliktas taip išugdė tautos savimonę, kultūrą, patriotizmą, kad jokie okupantai mūsų nepalaužė. Ir dabar vėl mes laisvi esam ir šiandien švenčiam Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Ir kaip malonu, kai aš internete jau pamačiau ant tų paminklinių lentų užrašyta tokie žodžiai Vytautui, šimtmečio Lietuvai, 18 metų Lietuvai, kurią švęsim toj pat. Ir 13 sausio, kovo 11 reiškia 25-mečio Lietuvai 3 tos lentos. Jau čia istorija naujai atgimusi, bet svarbiausia, kad Vytauto dvasia atgimsta. Tai Lietuvai pagražinti draugijai didžiulė šventė, didžiulis džiaugsmas ir labai visiems dėkoju. Čia žinoma ir architektas Plaipa, ir ponas Bendikas, ir reiškia Neniškis skulptorius, kuris tai padarė, ir ta UAB Juodasis Kaspinas, direktorė ir visas kolektyvas, kaip aš pamačiau, kaip jie čia montavo, visi su meilė, su džiaugsmu. Ir jūs visi prisijungėte, sudėjot lėšas ir padarė didžiulį įspūdingą darbą. Gaila, kad čia nėra televizijų, reikėtų tai parodyti, tos mišios įspūdingos buvo, aš likau sužavėtas ir gerbiamo kunigo pamokslų, ir ta jūsų nusiteikimas, ir ta malda. Bažnyčia kitokia negu kitose bažnyčiose. Pas jūs tikrai tai jaučiasi dvasia. Ir labai malonu, kad šita šventė, šitas paminklas, manau, jūs dar labiau apvienys visus. Ir mus visus apvienys. Dirbti Lietuvai iš širdies ir mes turim didžiuoti savo tėvynę, ypač šiais 25-mečio metais. Mes turim skelbti pasauliui visam, kad mes norim būti išlikti tokie ir skelbti pasauliui, kad didžiausias pavojus visam pasauliui tai nutautėjimas. Ir va tai dabar tų pavojų kunigas įvardino, kad yra, nes net atsivežiau ir parašų linkimo lapus, jau paskelbta peticija 50 000 parašų reikia surinkti, kad apginti mūsų pagrindinį ginklą, kalbą. Tai vat, jeigu galėsit, kas prieisit pasirašyti, tik tai reikia asmens kodo ir parašo, daugiau nieko, tik savo ranką įrašyti. Tai matot, būdėkim toj laisvės sargyboje. Ir tas paminklas Vytauto dvasia tegul mus vienyje, kad mes išliktum per amžius. Ir pasaulis tai turi išgirsti. O šiandien aš labai lenkiuosi, žemai lenkiuosi šitam kraštui, šitai bendruomeniai ir savivaldybei ir noriu apdovanoti. Žinoma, pirmiausiai mūsų draugijos nariai, nesniais Jungė, Benjaminas Šiaulietis, mūsų valdybos Arūnas Pavilaitis rekomendavo būtinai susipažinti man. Ir man džiugu, kad jis, manau, Šiaulių Lietuvai pagražinti draugijos skyrių sustiprins. Tai noriu jį apdovanoti už tėvynės meilės, gėrio, grožio idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros, patriotizmo ugdymą ir sporto.
architektui Antanui Plaipai taip pat norim įteikti, kadangi jūsų darbas tikrai Lietuvą pagražino. Tai mes už jūsų paminklo karaliui Vytautui Didžiajam atstatymo projekto sukūrimą ir realizavimą čia. Ir norim apdovanoti skulptorių Osvaldą Neniškį. Ar jis yra čia kur nors? O, prašom, čia sakė, kad jūs tas paminklinės lentas sukūrė. Čia įspūdingas darbas atliktas. Ačiū labai, ačiū. Ir Monikai Samušienei, UAB tam Juodasis Kaspinas direktoriai ir visam kolektyvui norim padėkoti už visą gražų darbą. A direktoriai yra malonus tada. Šaunuoliai, kad jūs turit irgi Vytauto dvasią. Ačiū labai, lenkiuosi žemai ir linkiu gražios šventės. Tūbinės turi dvi vėliavas, turi trispalvę, turi istorinę Vytauto vėliavą, įteikti Žemaitijos vėliavą Vladui Montrimui. Taip pat dėkodamas mūsų rajono merui, kuriam atskirai nepadėkojo, tai noriu jam asmeniškai padėkoti už tai, kad jis Šilalės krašte kurdamas tokius gerus projektus ir kiek sužinojau, kad čia Bilioniuose, reiškia, jaunimui sniego trasą ruošia, reiškia, ateityje galbūt daryti, kad meras nepravažiavo pro Tūbinę, stabtelėjo ir ne kartą, kokį 7 kartus čia važiavo, labai mums padėjo ir kad šitas paminklas stovėtų ir lėšomis, ir savo iniciatyvą, ir asmeniškai. Mano broliukas Alfonsas, labai Alfonsai šiandien prašom, pagamino tokį kūrinį, kuris autorius ir įteiks. Alfonsai, prašom, merui tada. Ir kaimiškosios seniūnijos Stasiui Lydžiui, su kuriuo jis ir pernai gražiai pabendravome ir padėjo labai įamžinti šitos, kur atradom šitas fundatorių kapavietę, nuostabus žmogus ir padėjo mums šitą įgyvendyti. Tai mano broliukas irgi dar toks yra tvarkingas, tai seniūnas labai tvirtas, tai tokį tvirtą ir padarė, labai nori jiems įteikti. Seniūnas, sako, turi sodybą, galvojau, atskris tie pavasarį paukščiai ir tą inkilę galės gyventi. Architektas Antanas labai irgi buvo nustebęs, kad taip vyko toks bendradarbiavimas tarp bažnyčios ir klebono. Ir mes atradom tokį žmogų, kuris mums taip gražiai padėjo. Žinot, pas merą tai neprisiskambinsi čia taip kartais ir taip toliau. Klebonas irgi užimtas. Tai gerbiamas Antanai, norėčiau, kad įteikti mūsų bendrai gerai pažįstamai, kuri gražina Tūbinės, prisideda prie šito. Yra va tokia dovanėlė Antanai asmeniškai.
šita dovana iš Šiaulių norėtume mes šiauliečiai pasveikinti Jurgitą Viršilinę, kuri iš tikrųjų savivaldybės atstovė buvo mūsų artimiausias tarpininkas tikrai tarp visų institucijų, sprendžiant įvairius organizacinius klausimus. Taigi, prašau, Jurgita. Matytųsi, kas čia yra Šiauliai. Kaip žinome, Šiauliai yra saulės miestas, taigi saulės daugiau mūsų kraštui. Vytauto Didžiojo paminklo atstatymo techninio projekto ir su jo susijusių išlaidų rėmėjai Alfonso, Aloizo, Eugenijaus, Benjamino ir Birutės Bendikų šeimos. Liudos Noreikaitės Macijauskienės, Birutės Noreikaitės Krikštanienės, Mindaugo ir Petro Noreikų šeimos. Genutės Kasiliauskaitės Kuprienės, Bronės Kasiliauskaitės Jankauskienės ir Petro Kasiliausko šeimos. Kazimiera Kauliutė Zarankienės šeima. Labai dėkojame prisidėjusiems asmeninėmis lėšomis prie paminklo atstatymo Vladislavui Monsvilui, Pranciškui Trijoniui, Danguoliai Račkauskieniai, Redai Stasytiniai, Kristinai Paliutieniai, Jurgučių šeimai, Juozui Noreikai. Taip pat nuoširdų ačiū tariame uždarąją akcinį bendrovį Juodasis Kaspinas direktoriai Monikai Samušieniai, skulptoriui Osvaldui Neniškiui, uždarąją akcinį bendrovį Kalvis, viešąjai įstaigai Automagistralė, uždarąją akcinį bendrovį Restapa. Finansinę paramą skyrė Žemės ūkio ministerija ir Šilalės rajono savivaldybė. Visiems ačiū, paplojam. O kas Lietuva yra be ąžuolo? Ąžuolas tai yra mūsų stiprybė. Tai mes visi norime būti tvirti kaip ąžuolas. Mūsų herbas taip pat yra ąžuolas. Todėl simboliškai ąžuoliuką šalia pakeltos istorinės vėliavos kviečiu Šilalės rajono savivaldybės merą, visus vadovus, seniūnaitį, seniūną pasodinti simboliškai ąžuolą. Šventa, mylės man per amžius, lik atgravantas, kad myla ir brangų.
Pagalvoju, ar man išėjęs kalbėjo, bet viskas keisis planai. Bijau ir apkalbą. Galbūt tarkim porą dienų. Jeigu jums supranti, labai jau nėra. Tai čia gal partizanuose buvo? Na, nes gal aš žinau, kaip čia bus. Tai man reikia padėti jam ir kiek tam kurie čia esate susirinkę, jeigu jūs